Aš šitoj srityje esu perėjęs per visas situacijas įmanomas, iš visų pusių, iš agentūros, iš klientų ir tada iš konsultacijų, kur susisiekė, sako, ką daryti. Tai yra graži teorija, yra praktika. Kalbėkime apie gražią teoriją, kaip turėtų būti idealiam pasauliu. Idealiam pasauliu turėtų būti taip, kad visos digital buveinės yra įmonės nusavybės. Reiškia, ne tik kalbu apie webą, bet Google Ads'ai, Meta Business Manageriai, GTM'ai, Analytics'ai ir panašiai. Čia yra idealus pasaulis ir visada skatinu įmonę, kad taip ir padarytų. Realybėje tai nebūna visada. Kas dažniausiai būna? Tai dažniausiai būna taip, kad Analytics'ai būna klientų, nes dažniausiai visada sukuria, klientas tik prideda agentūrą, vėliau gali ar partneriai išmest, pridėti ir panašiai. Google Ads'ai, jeigu klientas anksčiau jau buvo pats pakūręs ir ten yra jo kortelė, tada pridės naujus partnerius. Jeigu nieko neturėjo, dažniausiai mes, pavyzdžiui, visada aš klientams sakau, jūs patys norit susikurti ar norit, kad mes jums sukurtume. Ir tas ir tas yra. Tai visada agentūra turi paklausti. Jeigu agentūra sukuria ir tada įdeda savo kortelę ir Google kortelę keis priklausomai nuo tam tikrų tavo levelių netaip yra lengva, tada ir perdavimas gali būti sudėtingas, nes su kortelė ir su duomenim ten yra sudėtinga, nebent yra padaryti geri transferiai. Su Meta yra kita istorija. Tai su Meta iš viso, kad visada verslas turi turėti savo business managerį, no matter what. Ir priskirti tą savo Facebook'o puslapį prie business managerio. Nes labai dažnai ateina agentūra, turi savo business managerį, prisiskiria kliento puslapį ir kliento puslapis yra to business managerio nusavybė. Kažkur agentūra dingsta, prisijungimai dingsta ir tada kaip mums atgauti puslapį. O atgauti puslapį, kas yra bandę su Facebook, yra labai sudėtinga, ten yra vargo vakarienė su dokumentais, su visko kitu, nesvarbu, koks tu būtum patyręs ar kiek ten tu leistum tų pinigų.